Na va, šiandien mes esam pasiruošę su Rosi. Atliksim jai pieninių dantukų šalinimą. Galim parodyti, kaip atrodo. Jau Rosytei yra metukai laiko. Pažiūrėkit, koks sąkandis iš šono galim parodyti, netaisyklingas. Čia taipogi. Tai pradžioj susileisim sedaciją. Truputį pasipūsim veną. Kraujo tyrimai prieš tai padaryti, viskas gerai. Dabar leisime sedaciją. Kolegė tuo metu klauso širdutę. Ir pagal tai mes sprendžiam, kiek, kada daugmaž pradeda veikti vaistai. Sulėtėjus širdžiai mes automatiškai sumažinam sedacijos kiekį. Pagal svorį yra paskaičiuota dozė, tačiau dažnai būna taip, kad vieniem gyvūnam reikia pagal svorį netgi mažiau, o kai kuriem gyvūnam būna, kad reikia net ir daugiau sedacijos. Rimsta. Rimsta, gerai. Tai mes dabar truputį susimažinsim. Žiūrėdam visai nedaug. Na va, jau gyvūnas paruoštas yra, tai mes dabar su elevatorium bandysim raištį nusitraukti. Toks tvirtas dantis, labai tvirtas dantukas. Va, girdėjote, toks būna trakšt visada. Ir dabar pasiimsime replytes. Galite paruošti tamponėlį ir mes jį gražiai išimam. Štai kaip atrodo lizavusi šaknis, tačiau nepilnai, gana tvirtai laikėsi. Taip, kraujas beveik nebėga. Matom vidiniai pusė irgi jau yra apnašų. Tai burnos higieną tuo pačiu mes pasidarysim. Čia daugiau dantukų nesimato, todėl versime į kitą pusę ir išrausime kitą dantuką. Na va, atsisukome į kitą pusę dabar gyvūną. Vėlgi ta pati procedūra. Mes turim būtinai pasidaryti taip ir nusitraukti raištį. Va, trakšt toksai buvo. Ir tada pasiemam replytes. Ir gražiai išsitraukiam. Štai sekantis dantukas, taipogi šaknis jau yra tirpusi, bet dantis gana tvirtai laikėsi. Tai tiek to ir darbo su pieniniu dantukų traukimu. Dabar jau eisim atlikti burnos higieną.